Poilsio metas miško darželyje. Pietų miegelis yra itin svarbus mažiems vaikams, nes padeda sumažinti nuovargį, gerina nuotaiką ir palaiko bendrą emocinę pusiausvyrą. Poilsio metu vaikai integruoja patirtis, reflektuoja dienos įvykius ir lavina vaizduotę, o tai ugdo jų kūrybiškumą ir emocinį intelektą. Savarankiškas knygelių skaitymas, tyla, ramybė ir mokytojo pasaka padeda vaikams sulėtėti, nusiteikti poilsiui. Mes žinome, kad vaikų iki 6 metų poilsis ir miegas yra būtini jų fiziniam ir protiniam vystymuisi. Miego metu organizme išsiskiria augimo hormonas, todėl vaikai auga ir stiprėja. Tinkamas miego kiekis leidžia vaikams lengviau susikaupti, geriau įsisavinti naują informaciją ir ugdyti pažinimo gebėjimus. Reguliarus miego režimas prisideda prie geresnės atminties ir bendros savijautos ateityje. Kiekvieno vaiko miego poreikis individualus, tačiau neurologai pastebi, kad 12-14 valandų per parą miegantis ikimokyklinio amžiaus vaikai auga sveikesni ir emociškai stabilesni.